Labas vakaras, Marijampolės televizijos eteryje metas žinioms. Kviečiu žiūrėti. Atnaujintas Klausučių parkas tapo traukos centru ne tik aplinkinių kaimų, bet ir Vilkaviškio gyventojams. Savivaldybės taryboje pritarta naujiems projektams, sumažinta klasių komplektų. Šeštadienį poezijos parke liejosi eilės. Gražiu atnaujintų parkų nuo šios vasaros džiaugiasi ir kaimyninės Vilkaviškio savivaldybės Klausučių seniūnijos gyventojai. Pasinaudojus ES parama, čia įrengta puiki poilsio, laisvalaikio ir sporto infrastruktūra. Be to atnaujintos ir seniūnijos administracijos patalpos. Vilkaviškio rajono savivaldybės Klausučių seniūnijos darbuotojai naujais kabinetais ir geresnėmis darbo sąlygomis džiaugiasi jau daugiau nei metus. Jie atnaujinti buvo savivaldybės biudžeto lėšomis. Tačiau šiemet, baigus įgyvendinti ES remiamą projektą, seniūnijos patalpos dar patobulėjo. Jas rekonstruojant buvo siekiama plėtoti bendruomenės infrastruktūrą, mažinti socialinę, ekonominę gyventojų atskirtį, skirtumą tarp miesto ir kaimo. Kitose patalpose įkurtas socialinės pagalbos toks centras, kaip ir vadinamas. Ten bus teikiama socialinė pagalba nukentėjusiems nuo smurto, jeigu tokių bus amatų kambarys įruoštas, jeigu norės bendruomenė bendrauti ir daryti kažkokius tai darbelius. Ir dar įruoštas tualetai ir neįgaliesiems įruošti, ir dušas įruoštas, ir virtuvėlė yra, kur mes sandėliuojame visus iš ES gautus maisto produktus nepasiturinčiom šeimom. Taigi sąlygos mūsų dabar jau yra. Pastatyta katilinė nauja įruošta ir šildysimės nuo rudenį. Taip, kad mūsų sąlygos tikrai geros ir aš galvoju, kad turbūt tokiom sąlygom, tokios didelės erdvės kabinetais, tai ne bet kas gali pasigirti. Šiemetėje vasaros šventėje buvo pašventintas ir Klausučių seniūnijos herbas ir vėliava, kuri dabar išdidžiai plevisuoja greta seniūnijos pastato. Visu tuo seniūnija labai džiaugiasi ir didžiuojasi, kaip ir naujam gyvenimui prikeltų atgimimo parku, kuriame pirmieji medžiai pasodinti daugiau nei prieš 30 metų. Vėliau Klausučių ir aplinkinių kaimų gyventojai jau užsodino visą parką. Šiandien seniūnė parke skaičiuoja jau beveik 1000 medžių. Gražus parkas ES lėšomis šiemet buvo atnaujintas ir moderniai įrengtas. 1,7 milijono kainavo šito parko takų įruošimas, sporto aikštynų įruošimas ir šiandieną virto poilsio sporto parku. Buvo išvalyta upė, jau atskiri čia pinigai buvo, nes buvo priaugusi daug ir buvo nešvarus ir užtvanka, viskas yra atnaujinta. Taigi labai ačiū ES ir savivaldybės vadovom, kad palaimino šitą projektą. Parke visuomet daug žmonių, ypač jaunimo daug, vaikų daug, atvažiuoja iš Vilkaviškio ir aš galvoju, kad mums taip gražiai pavydin. Parke išsaugota ir nepaliesta senųjų Klausučių kapinaičių teritorija, o visa kita ant Žeimenos upės kranto įkurto parko teritorija dabar išties moderniai įrengta. Pasivaikščiojimo takai ir paupių ir pačiame parke, gausu vietų vaikams žaisti, šeimoms ir ne tik joms pasėdėti, pavakaroti ar paiškylauti. Daug kas galėtų pavydėti ir sporto aikštynų, modernių krepšinio, tinklinio, futbolo aikščių. Čia dabar laisvalaikį gali leisti aplinkinių gyvenviečių jaunimas, anksčiau būriuodavęsis prastos būklės vietinių mokyklėlių sporto aikštėse. Susitelkia žmonės, susirenka jie visi į vieną vietą, susirenka jaunimas ir iš tikrųjų tie, kurie nori sportuoti, tie, kurie nori praleisti laisvalaikį, yra suteiktos galimybės. Kas nori praleisti, pažaisti, pasportuoti, yra įrengti maniežai aukščiausio standarto. Kas nori pabūti ramiai, gali ant suoliukų pasėdėti, pažaisti su vaikais ar pažvejoti. Ir dabar šis parkas pas mus yra susitelkimo centras. Čia susirenka visi, čia viską gali rasti ir labai puikiai galima daryti įvairiaus pobūdžio renginius. Vakarai šis parkas atgyja. Čia vyksta didelis judesys. Kiekvienas kampas, vienam kampe vienas vyksta, kitam kampe kitas ir jis tiesiog gyvas būna, nes anksčiau čia tiesiog buvo tik tai medžiai ir žolė, o dabar čia yra gyvybė.
Vietiniai džiaugiasi sėkmingai įgyvendintų projektų ir sudarytomis sąlygomis puoselėti kaimo kultūrinės bendruomeninės tradicijas, skatinti verslumą, investicijas, patrauklumą gyventojams. Labai gražu, kad atvažiuoja ir mamos su vaikais, ir žaidžia vaikai, mama ten sėdi mezga, su dviračiais važiuoja šeimos. Nu, jūs pasižvalgysite, pamatysite, kad tikrai gražus mūsų šis objektas puošia. Ir ne tik Klausučių kaimo gyventojams, tačiau visiems, kurie atvažiuoja su gerais norais, prašom, gali visi atvažiuoti, sportuoti, ilsėtis. Niekam nepasakysime, kad negalime. Dalis Klausučių seniūnijos administracijos patalpų rekonstruota ir parkas atnaujintas už 1 700 000 litų. Projektas finansuotas ES struktūrinių fondų lėšomis. Žinias tęsiu informaciją iš vakar vykusio Marijampolės savivaldybės tarybos posėdžio. Savivaldybės taryba nusprendė šventės Sūduvos kraitė metu nuo vietinės rinkliavos mokesčio atleisti Marijampolės tautodailininkus ir amatininkus prekiaujančius savo rankų darbo gaminiais. Nuo šio mokesčio taip pat bus atleisti ir Marijampolės ūkininkai, kurie prekiaus savo užaugintą produkciją. Šventė vyks spalio 5 dieną. Posėdyje iš dalies pakeista savivaldybės administracijos struktūra. Socialinės paramos skyrius bus pertvarkytas į 2 – socialinių paslaugų ir piniginės paramos skyrius. Anot pertvarkos rengėjų papildomų etatų nebus sukurta, tik bus atskirtos funkcijos. Buvusi vedėja užims vieno iš skyriaus vadovės pareigas, kitas vadovas bus renkamas iš dabartinio skyriaus darbuotojų. Savivaldybės taryba davė pritarimą Marijampolės katilinėje gavus ES paramą pastatyti dar vieną biokuru kūrenamą katilą. 12 milijonų litų vertės katilą planuojama pastatyti per metus. Tuomet kilovatvalandės kaina sumažėtų 5–6%. Pritarta ir dalies magistralinių šilumos tinklų pakeitimui. Taip pat jai bus gauta ES parama. Posėdėje pritarta šilumos tinklų katilinės rekonstrukcijai. Energetikos įstatymas numato, kad šilumos tiekimo įmonės turi turėti tam tikras energijos išteklių rezervinės atsargas. Šiuo metu Marijampolėje rezervinis kuras yra mazutas. Jį numatoma pakeisti skalūno alyva, kuri išlieka skysta žemoje temperatūroje ir jos nereikia šildyti kaip mazuto. Rezervinio kuro pakeitimas padidintų katilinės efektyvumą. Šio plano įgyvendinimas leistų per metus sutaupyti netoli 300 000 litų. Šiam tikslui Litesko numato investuoti apie 200 000 litų. Posėdėje pritarta Marijampolės sporto mokyklos rengiamam projektui, kurio metu rekonstravus pastatą bus užtikrintas efektyvus energijos panaudojimas. Šiam apie 1 milijono litų vertės iš klimato kaitos programos finansuojamam projektui įgyvendinti iš savivaldybės biudžeto skirta apie 311 000 litų. Iš tos pačios programos už 1 200 000 litų bus atnaujintas Mokolų pagrindinės mokyklos pastatas. Savivaldybės biudžete šiam projektui įgyvendinti numatyta 176 000 litų. Taryba pritarė Marijampolės laisvosios ekonominės zonos infrastruktūros statybos pirmo etapo projektui. Jo vertė per 11 milijonų litų. Šiam ES iš dalies finansuojamam projektui iš savivaldybės biudžeto bus skirta 1 675 000 litų. Savivaldybės taryba pakeitė švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičių ateinantiems mokslo metams. Bus formuojama 12 klasių komplektų mažiau negu praėjusiais mokslo metais. Švietimo įstaigose bus formuojama mažiau jungtinių klasių, bus sudarytos sąlygos didesnį dėmesį skirti specialiųjų poreikių turintiems mokiniams. Pirmų klasių komplektų skaičius pateikiamas pagal mokyklose gautus būsimųjų pirmokų tėvų prašymus. Šiemet į pirmas klases ateis 590 pirmokėlių, praėjusiais metais mokėsi 518. Iš viso savivaldybės mokyklose mokysis apie 7930 mokinių, 400 mažiau negu 2012-13 mokslo metais. Šeštadienį poezijos parke surengta tradicinė poezijos šventė po rugpjūčio dangum. Joje savo kūrybą pristatė 9 literatų klubai iš įvairių Lietuvos kampelių. Prabėgo vasara žalia, šiaurys lapus nuplėšė klevų. Pabūk kartu, pabūk šalia su gerumu, su meile savo. Pabūk šalia, kaip plaus lietus langų stiklus ir mano galva, kaip taip niūru, pabūk kartu,
galbūt pakeisim dangaus spalvą. Šeštadienį poezijos parke liejosi eilės, jas marijampoliečiams dovanojo poezijos šventės po rugpjūčio dangum dalyviai. Tradicinėje poetų sueigoje savo kūrybą pristatė 9 literatų klubai ir pavieniai kūrėjai. Šiemet 100-metį minintis Marijampolės literatų klubas Sietynas šią šventę siekė ne tik pasidalinti kūrybos vaisiais su kolegomis, bet ir populiarinti eiliuotą žodį visuomenėje. Viena iš šventės dalyvių Marijampolietei Zenonai Paukštaitienei šie metai ypač reikšmingi. Moteris išleido savo poezijos knygelę Ryto rasų sidabrai. Myliu aš vasarą su vėriniais kardelių, su astrų žvaigždėmis darželių vidury. Ir lizdą kregždė sulipdyta iš šiaudelių, o ten jau čirškia paukščiai 4. Aš myliu rudenį, nors dangų remia jau debesys pilki, lygiadienio svaja. Čia žvirbliai paskutinį derlių semia ir žėri auksu tolumoj beržų laja. Apie viską ir apie meilę, ir apie jausmus, ir biškį kritikos, ir dedikacijos poetam mūsų Marcinkevičiui ir Donelaičiui. Poezija reiškia daug. Turi minčių baisybė ir jas kažkur tai panaudot, padėt. Tai kažkur reikia. Ir užsiėmimas, galvot, jeigu neturi apie ką galvot, tuoj užpuola depresijos, visokie galai ir ligos. Tai man poezija labai daug reiškia. Ričardo Jurgelevičiaus vadovaujamas Marijampolės klubas Sietynas vienyje 19 įvairaus amžiaus išsilavinimo skirtingo kūrybinio produktyvumo poetų ir prozininkų. Poezijos parke savo kūrybą pristatė ne tik Marijampolės ir kitų apskrities savivaldybių poetai, bet ir Kauno, Alytaus, Kėdainių, Tauragės, Ukmergės, Šiaulių, kitų Lietuvos kampelių eiliuoto žodžio mylėtojai. Štai Egidijus Jackevičius šį šventę atvyko iš Šventosios. Medikų dirbantis vyras pasakojo, kad jam poezija praverčia ir tiesioginėme darbe. Sielos išsiliejimas, tą, ką negalima pasakyti paprasčiais žodžiais, ar ko negalima sutalpinti savo širdyje, tą norisi išlieti ant balto popieriaus lapo. Kad žodis, kartais tais atvejais, kada ligoniui negali padėti vaistai, užtenka gero žodžio, geros minties, patarimo žmogui ir jam nuo to pasidaro geriau. Norėčiau aš kasdieną ir kas naktį amžinai, akimirką kiekvieną geidulingai, pajusti meilę tavąją, karštai, ant purpurinių tavo lūpų. Regėti jas spindėjime akelių tavo mėlynųjų, gilioj prasmėj, ir jausti šilumą širdelės mylimosios, tavosios sielos paslaptingusios, bedugnėje gelmėj. Anot šventės dalyvių, kiekvienam kuriančiam žmogui labai svarbu parodyti savo kūrybos rezultatą, o tai geriausia daryti kolegų būryje. Kiekvienas kuriantis žmogus, jis nori parodyti kažkur, kad jį suprastų, kad jį išgirstų. Ir kaip visus metus, taip jau nelabai yra kur pasirodyti, tai tokia šventė labai didelis dalykas. Suvažiuoja vis tiek, ir pasikalbam, ir pasitarėm, ir smagu, kad yra tokių bendraminčių žmonių, kurie tą poeziją myli. Tai reiškia, kad neužsidaryti savo kiautę, kad išgirsti pačių įvairiausių poezijos srovių, ritmo, kad neužsidaryti savo rime. Čia yra kvalifikacijos kėlimas, kaip gydytojai kelia, mokytojai kelia, tai poetai irgi turi pasidalinti savo mintimis. Vaikų globos namų Putinas auklėtiniai sulaukė Sūduvos futbolininkų dėmesio, kurie juos pakvietė į parodomąją treniruotę. Toks renginys vyko pirmą kartą, tačiau Sūduva ir globos namai tikisi pratęsti užsimezgusią draugystę.
Sūduvos futbolininkai Marijampolės vaikų globos namų Putinas specialiųjų poreikių turinčius auklėtinius pakvietė į parodomąją treniruotę. Pirmiausia, svečiams buvo surengta ekskursija po stadioną, vėliau vaikai žaidė futbolą su Sūduvo žaidėjais, bendravo. Vaikų juokas skambėjo visame aikštyne, nuo jų veidų nedingo šypsenos. Klubo viešųjų ryšių atstovė sakė, jog sportininkai labai noriai priėmė šią naują iniciatyvą. Man tiesiog užteko pasakyti porą žodžių, jie patys labai ėmėsi iniciatyvos, jie labai smagiai sutiko šitą mintį ir labai palaikė mane ir sakė, pirmin, darom, patinka jėga ir tikrai labai džiugiai sutiko. Visada norisi, kad futbolas peraugtų į kažką daugiau negu žaidimą ir tai būtų tiesiog kaip religija, kaip visą apimantis kažkoks reiškinys, bet iš principo tai čia nėra kažkokia reklaminė akcija ar tiesiog populiarinti mūsų klubą. Ne, tiesiog ateina galbūt toks momentas, kai norisi dalelę savęs, savo šilumos dėmesio atiduoti tiems, kuriems jo reikia. Materialiai nieko netrūksta, jie kaip ir visko aprūpinti, bet tas dėmesys, bendravimas, tiesiog galbūt apkabinimas ar šiltas žodis, jiems yra reikalingas kiekvieną dieną ir tiesiog aš manau, kad mūsų vaikinai yra pakankamai geranoriški, geraširdiški ir turi tos meilės, turi to dėmesio ir nori atiduoti, tiesiog pasidalinti. Ekipos strategas pabrėžė, labai džiaugiamės, kad galėjome skirti dėmesio vaikams, tiems, kuriems labiausiai jo reikia. Tas parodytas dėmesys, jisai vaikus skatins būti geresniais, domėtis kitais dalykais, kaip pavyzdys bus pokalbis su sportininkais, tai papasakos apie savo siekimą būti sportininkais, kas gerai, kas blogai gyvenime, tai tiem vaikam, manau, bus iki nauda. Negauna tiek dėmesio, neturi šeimų, mamų, tėčių, tai tas iš mūsų pusės ir buvo dalykas, kad atkreip dėmesį. Po treniruotės vaikai vaišinosi tortu, o atminimui gavo knygelių, plakatų, marškinėlių. Toks renginys vyko pirmą kartą, tačiau futbolo klubas Sūduva ir globos namai Putinas tikisi pratęsti užsimezgusią draugystę. Uždaroji akcinė bendrovė Eldoradas vieninteliai Marijampolės regione plieninių sienų, stogų dangų, lietaus sistemų gamintojai. O štai tokio profilio čerpės imitaciją aukštos bangos ir daug tvirtesnė už kitas bendrovė Eldoradas gamina apskritai vieninteliai Lietuvoje. Žaliavas įmonė atsiveža iš Prancūzijos, todėl garantuoja kokybišką ir ilgaamžę produkciją. Dirbama švediškomis automatizuotomis staklėmis pagal švedų technologiją, o profesionalūs meistrai greito ir kokybiško darbo garantas. Bet koks užsakymas įvykdomas per savaitę ir greičiau. Bendrovės Eldoradas produkcija gausiai naudojama ir Lietuvoje, ir už jos ribų. Įvertinkit kokybę bei profesionalumą ir jūs. Orų prognozę pristato televizijos ir interneto tiekėjas Seagates. Štai tiek informacijos šiandien. Dėkoju už dėmesį. Iki rytojaus.